Realybė keičiasi, kai vis stipriau ir dažniau pavyksta pajausti save. Ir tą žmogui atrodo, kad sunkiausia padaryti, bet iš tikrųjų, kuo dažniau mes atsiribojame nuo kitų, tai nereiškia, kad atsitraukime, bet tiesiog nustojame apie juos kalbėti, apie juos galvoti, gyventi jų istorijas, vertinti, gailėti ar dar kitaip. Ir vis dažniau save sustabdom, kai jaučiam, kad jau esam ne savo energijoje, o kito, o grįžiname vėl pas save, į savo tą vidinį lauką, vidinės būsenas. Tada mes ir pradedame vis stipriau girdėti save, jausti save ir žinoti tuos kylančius atsakymus ir stebėti, kaip keičiasi ta realybė. Realybė keičiasi, kai vis stipriau ir dažniau pavyksta pajausti save. Ir tą žmogui atrodo, kad sunkiausia padaryti, bet iš tikrųjų, kuo dažniau mes atsiribojame nuo kitų, tai nereiškia, kad atsitraukime, bet tiesiog nustojame apie juos kalbėti, apie juos galvoti, gyventi jų istorijas, vertinti, gailėti ar dar kitaip. Ir vis dažniau save sustabdom, kai jaučiam, kad jau esam ne savo energijoje, o kito, o grįžiname vėl pas save, į savo tą vidinį lauką, vidinės būsenas. Tada mes ir pradedame vis stipriau girdėti save, jausti save ir žinoti tuos kylančius atsakymus ir stebėti, kaip keičiasi ta realybė.